galvažudžiai. Nėra, kad nesijaudinu. 3 Arnoldas Kulboka, blemba. Nu nieko, 2 ir 3 bus taiklus. O sumokėt apžemelsi vis kartu tarp tų, kur... You think we're gonna win today? We have to win. Negalim, o turim laimėti, nes kitu atveju degs miestas. Kur nueinu, ten bankrutuoja klubas tiesiog. Aš neįsivaizduoju, kaip mane pasirašo dar klubai. Oi, gal žinai, kur maltai grybų gaut? Čionais ir grasino man. Nu ką, labą dieną, sveiki visi, malonu su jumis sveikintis, jeigu su jumis sveikinas, vadinasi, aš vis dar esu gyvas, sveikinamės su jumis. Šįkart ne iš taip jau toli, sveikinuosi su jumis iš Salonikų, iš Graikijos. Ne taip toli nuo Lietuvos, bet galiu pasakyti, kad pasiekti šitą tašką pakankamai, į Indiją lengviau nuskristi yra nei čionais į Salonikus atvaryti, jeigu taip atvirai. Aš turėjau skristi iš Kauno į Milaną, iš Milano į Atėnus ir iš Atėnų į Salonikus. 3 skrydžiai tam, kad 2000 km namų pabūčiau. Absurdas. Ką aš čia veikiu? Labai trumpa kelionė, trumpas pabėgimas. Atvažiavom į Salonikų derbį. Graikijoje, žinot, ta fanų kultūra yra pakankamai, kitam lygiai, sakykime, nei kad Lietuvoje, žinot. Čia, ne žalia kurva ir ne pideraciška spalva, čia jeigu nepatinka kitos komandos fanai, tu eini žudyti jos. Pagalvojau, kad tiesiog vieną dieną Instagrame pamačiau tokį reelsą, kur Salonikų Aris komanda tenais žaidė ir prieš mačo pradžią ten išmetė belenkiek lapukų kažkokių, žodžiu, įspūdingai viskas atrodė. Ir galvojau, kad būtų šiaip žiauriai kietai nuvaryti. Ir pradėjau žiūrėti bilietų ir nėra niekur, kur pirkti bilietų. Ir tada aš pagalvojau, prisiminiau tokį dalyką, kad Aris komandoje lietuvis žaidžia. Arnoldas Kulboka. Tai yra Aris komandos atstovas šiuo metu. Ir aš parašiau jam. Parašiau sveikas, gal yra kažkaip ta galimybė lemba tų bilietų čia nusipirkti, nenusipirkti, gal gauti irgi išeis. Ir ką jūs galvojat? Arnoldas sako, kad tai aišku, ką mes negalim paderinti bilietų tautiečiam. Tai aišku, kad galim paderinti bilietų tautiečiam. Tai ačiū labai jam. Tai laiko dabar neturim daug. Einu pabandyti susirasti, kaip tenais ir kur man pasimta savo bilietą, o rytoj, gal jeigu viskas pagal planą, sakė, pasivedžios truputėlį, gal pats Arnoldas mus po faciličius, po areną, parodys gal Rūbinę. Žodžiu, pasižiūrėsim. Manau, kad čia bus crazy savaitgaliukas, žinokit, pasilinksminsim, pasižiūrėsim dalykų, kurių nesam matę, visi karočią laimėsim. Einu, žodžiu, ieškoti bilietų. Pasižiūrėkit, Hebros, tai pilna jau. Renkasi visi, kaip tenais masė, tiesiog vyrus stovi. Įdomu, ar čia varžomo, nors aš nemanau, kad čia gali būti varžomo komandos fanai. Hello, do you speak English? Do you speak English? No? No? Okay. Kažkaip keistai čionais. Vien vyrai ir tokie žudikiškais veidais. Kiekvienas galėtų tiesiog rankom perlaužti man visus kaulus. Hello, do you speak English? Yes, sir. I'm searching for a ticket office. I have Ticket office is a boutique. You know a boutique? No. You will go straight ahead. Yeah? You will see the cafe. Yeah. Beside the cafe, it's a boutique. So that way, Yes. cafe. Okay, thank you. Thank you. Vien galvažudžiai, net ir jaunimas, blemba. Žiūri į mane, tai aš tai... Nėra, kad nesijaudinu, vapšė, žinokit. Aš kaip ir neutralus čia, ne, bet blemba vis tiek. Su kamera kažkoks random čiuvakas, kuris nepanašus į čigoną. Su visą dermą pagarbą, jie tiesiog visi panašus į čigonus, o aš nesu panašus į čigoną. Apsimetu užtikrintų, nors visiškai nesu toks. Kur gali būti? Neįsivaizduoju, kur yra. Neįsivaizduoju net ko ieškau šiaip. Do you guys speak English? Do you speak English? No, but maybe you can help me. Where is the ticket office? Do you know? Sold out, my friends. Yeah, but I am on the guest list. My friends play for Aris. Arnoldas Kulboka, you know him? Kulboka? Yeah. Kulboka, He's my friend. Yeah. Go there. Okay. There? Go there. In the central gate. Come with me. Okay, let's go. If he sends you an invitation, Yeah, he just told me that you will go to the gate and... yeah, my name should be on the guest list and yeah. And he told me that I should get it in the ticket office. You think we're gonna win today? We have to win today. We have to win today. Yes. What and do you celebrate? How do you celebrate victories here?
with drinks. With drinks? Here around the arena, or you go to the city and? No, around the arena. Okay. Έχει, λέει, είναι του Κουλμπόκα, τώρα έχει αφήσει. Από εκεί. You will wait there. Στο κουβούκλιο μέσα. There. Here? There, yes. This entrance? Okay, thank you, thank you. See you later. I should be on the guest list from... Πού είναι? Όχι, guest list. O, jo. Nu ką, karočią, vos neprisvaigau čia jau nuo pat pradžių, jau puolė budulimų. Ne, delete the footage, now you delete the footage. Aišku, nieko neištryniau, tiesiog pasislėpiau, pasiziko mane kažkoks čiuvankas, karočią, davė kortelę, va, guest, ne šiaip savo aš čianais, žinot, tai dabar karočią atėjau į areną, atsisėdau, pakankamai arti aikštės, viskas čia šalia, smagiai, visai įdomiai, galiu parodyti dabar. Truputėlį blemba bijau, aš esu tą kamerą šlaistytis, bet va tokia arena, šiaip nėra didelė, bet įdomiai labai atrodo. Toks apvalus, absoliučiai visiškai apvalus, į viršų kylantis. Aš suprantu, kodėl čia ta atmosfera tokia gaunas, labai tinkama tam. Tenais pilna žodžių policininkų yra, dar kažkokių pareigūnų. Dimša žaidžia POK, ar man Vaidenas? Nu gal Vaidenas, bet labai panašus. Jo, Dimša žaidžia POK. Vau, geras, pasirodo 2 lietuviai bus šiandien. Galėsim 2 lietuvius palaikyti. Nežinau, kad Dimša žaidžia POK. Nu gerai, bet negalėsim palaikyti Dimšos, nes šiandien Aris yra namų grajus ir vis dėlto aš nuo Aris komandos esu svečias. Gerai, nu žodžiu, susišaudytų vandens, pilna žodžiu. Visi šitai aplink areną būriuojasi, rūko, geria karočią. Kažkaip visi vienu metu jie gal čianais eina į vidų, aš nežinau kaip čianais. Kaip čia vyksta, kaip višta gaidynė jaučiuosi. Vien budulį aplink mane, blemba aš. Ne, nieks manęs nežudys. Ašgi jų dalis. Aš kartu su jais. Pasinaudodamas progą, kol dabar nesu šurmuly, noriu padėkoti visiems jums už visas peržiūras ir visą palaikymą iš mano praėjusių kelionių, iš kelionės Nepale, iš kelionės Maroke. Esu labai laimingas, kad žiūrit. Norėčiau šiaip pasimti kažką atsigert, bet pilnos eilės karočią ir nu gal kažką pavyks gauti. Renkasi jau po truputį renkasi žmonės, dar 3 minutės iki mačo pradžios. Čia besėdėdamas, bežiūrėdamas, supratau dar tokį dalyką. Zoominu. Nu, aš turiu tą kortelę, kurią rodžiau jų mane. Daug labiau nei kortelė veikia, jeigu eini be maikės pro dalykus. Aš mačiau, kaip čiuvakai tiesiog be maikio eina pro apsauginius ir apsauginiai net nesuabejoja, ar čia reiktų jam eiti, ar nereiktų jam eiti. Buvimas be maikės duoda praėjimą visur, tu kaip VIP tampi. Aš tai nelabai nusivilt maikę norėčiau. Aš žmogus esu, kuriam labai tinka rūbai. Man belenkaip tinka rūbai. Rūkomo arenų irgi panašumas su Serbija. Pasikienant kėdžių toks popierių šmotas yra. Tai man atrodo, kas bus su jais, išmeta kamuolį ir tada visi žiūrovai paleidžia šitos karočiai tiesiog į areną. Mano toks spėjimas, kad tai bus. O, atėjo Arnelis atėjo. Nežinau, ar galiu vadinti Arneliu šiaip. Reiks paklausti rytoj. Bet va ten va. Va ten va. Kaip aš norėčiau atrodyti kaip jis. Atrodo, kad net gimė su tom tatuiruotėm visai. Antiek gerai jam atrodo tatuiruotės, kad atrodo, kad gimė su tatuiruotėm.
čia treniruoja? Ne bairis? Man tai visai bairis. O, apsikabino Arnelis su Tomu. Lietuvaičiai fell Lithuanians, you know. Ant kiek jaučiančiai palaikymas šitas bus geresnis nei Kašis. Nėra, kad čia aukščiausią lygą krepšinį žiūrėsimės dabar. Su visą deramą pagarbą, aišku, Arnoldui, Dimšai. Palaikau tikrai visą širdim, bet nu nėra, kad... Nu jo, nu suprantat. Varžovų komandos penketas. Pas mus penketė kulbo, kad turim penketę, reiškia turim pergalę. Bet sakė fanai, kad turim laimėti. Negalim, o turim laimėti. Nes kitu atveju degs miestas. Miestui pysė kitu atveju. Dabar turėtų būti nesąmonių. Kietai viskas, bet kas čia tvarkys? Kas čia tvarkys? Jau nervinas diedai. 3 Arnoldas Kulboka, blemba! Nu nieko, 2 ir 3 bus taiklus. 4 prames spėju. Nu ką, po pirmų 2 kėlinių situacija yra tokia... Nu kol kas sunkoka, galiu pasakyti. -8, Aris komanda pralaimėta mūsų komanda. Už kurią mes šiandien sergam pralaimi. Nu, antra pusė bus jau absoliučiai kitokia, mes perlaušim visai, pasimsim iniciatyvą į savo rankas, perlaušim ir viskas bus gerai. Nu, pati atmosfera tai crazy, žinokit. Ultros buvo nustojusios dainuoti 2 kartus, man atrodo, 2 ar 3 kartus. Gavau tūlygę velnių nuo fanų dėl to, kad Kulboka, nusakė, pagal jos nesigina. Pagal mane tai normaliai, bet pagal jos tai nesigina. Tai man pizdako atrašė. Pasirodo, ir Inukas žaidžia Aris komandai. Jis kaip ryte svaigo, taip ir čia, žinokit, svaigsta. Dabar kažkas gero bus, pamatysit. Kaip aš taip atspėjau? Nu ką, liko paskutinis kėlinys, vis dar -4. Nebuvom priartėję arčiau. Buvom iki -2, bet po to vėl grįžo iki ten -8 gal ar -6. Arena kaip buvo, tai vis dar karočią svaigsta. Va ten va. Liko paskutinės pusantros minutės. Rezultatas yra -7 ir turiu tokią nautą, kad neatlošiau, žinokit. Belenkaip, susikuria tų metimų, turi laisvų gerų metimų ir visiškai nieko nepataiko. Kas išeina anksčiau laiko, tas gaidys. Kas išeina anksčiau laiko, tas gaidys. Nu, perėmė kamuolį. 2 taškeliai, mažoka. Nu jo, labai emocingas šitas krepšinis. Labai emocingas. Visi, karočią, spardo kėdės, mėto daiktus, karočią. Nu, nemažai pykčio. Nice, gerai, susigynė. Nu, ai. Tarpusavį susipjovė fanai. Nu, labai daug emocijų čia, labai daug. Pyksta fanai ant savų, labai pyksta. Nu, ai, nupilinėja, ai, kaip pyksta. Kaip ir sakiau, ne juokas čia, karočią. Čia tas Kašis tai ne juokas, nu jūs įsivaizduokit, derbį pralaimėt kitai vidutiniškai labai komandai. Nesusitaikyčiau aš.
Absurdas. Išėjau iš arenos, išsikrapščiau šiaip ne taip. Nu, sakau, kaip ir kažkaip nemaloniai viskas čia taip pasibėgė, taip gražiai viskas prasidėjo. Su dainom, su gera nuotaika. O baigės viskas ties to, kad ten, sakau, jau tarpusavį pradėjo, karočią, peštis, ten stumdytis. Apsauga pradėjo rėkti, karočią, nei vienas, tiek daug vyrų, karočią, ir nei vienas emocijai nesugeba sukontroliuoti. Bet, nu jo, įdomi patirtis, crazy labai, aišku, apmaudu, kad pralaimėjom. Įdomu, kaip čia susidėlios toliau viskas, žinot, nes daug smagiau yra leisti laiką su krepšininkais tada, kai jie laimi, o ne tada, kai jie pralaimi. Bet tikiuosi, kad pavyks pasimatyti dar rytoj su Arneliu. Paklausinėsim, kaip jam čia patinka šitam beprotnamy gyventi, nepatinka. Nu, beprotnamy, jeigu, nežinau, čia ne iš blogos pusės, bet beprotnamy. Čia tiesiog smagu ir dimšą pamatyti, aišku. Iki pasimatymo. Labas rytas, karočią. Zdaro visiems. Noriu pasidalinti, pasakot, kokia situacija yra šiandien čianais ir koks yra dienos planas. Tai vakar po Grajaus aš grįžau čianais į savo viešbutuką. Parašiau klubokai, padėkojau, pasakiau, kad labai patiko ir pasakiau, kad jeigu tu vis darin, tai aš rytoj norėčiau susitikti, parodysi man kažką įdomaus, gal taip toliau. Ir jisai parašė, kad ta situacija, kad mes pralaimėjom tą Grajų, jinai nėra pati geriausia. Čianais visai big deal, kad jie pralošė. Ir sako tikriausiai, kad rytoj laukia sunki diena salėje su visa komanda. Ir aš parašiau, kad viską suprantu, viskas logiška, tikrai nesiveržiu ir neverčiu ir taip toliau. Jeigu turėsi laisvą valandą ir galvosi, kuo užsiimti, sakau, pranešk, sakau, man tai būtų vis tiek didelis malonumas pasimatyti. Ir parašė, kad būtinai praneš ir aš jau truputėlį buvau toks, nusiteikęs, kad nesusitiksimės, nes jo pralaimėjimas, big deal, taip toliau. Jau galvojau, kad baigėsi, karočią. Mano video, jau tikrai galvojau, kad nebebus video, todėl kad, nes, ką aš čia daugiau prifilmuosiu, žinot, ką aš parodysiu katinus gatvėse, neįdomu, žinot, neįdomu. Bet kaip viskas dabar yra. Tai aš atsikėliau ryte, man atnešė pusryčius, padėjau tos pusryčius į šoną, užmigau toliau, atsikeliu, pasižiūriu telefoną, parašė Kulboka, kad 12 val. Važiuoju į salę, sako, treniruotis bendros nebus, bet aš asmeniškai 12 val. Važiuoju, nes jis yra profesionalas, jis yra žmogus darantis išvadas, nesumetė vakar kelių metimų, viskas, važiuojam į salę, karočią, kartuosiu metimus iš naujo, kol sukris. Sako, jeigu nori, gali pasijungti. Tai aš tikrai noriu, tikrai pasijungsiu. Laukiu dabar, kol paims mane pats Arnelis ir pasižiūrėsim, kaip atrodo jų salė. Tai baigiu pusryčiaut ir varom dirbti. Labas, labas, malonu, kaip išsilaikęs. Nelabai. Nelabai? Po vakar. Liūdnos nuotaikos, nieko prieš, jeigu aš filmuoju. Ne, viskas okei. Negravai grasinančių žinučių, karočią. Ne, vienintelis žmogus tą parašė. Toks iš pradžių kaip ir piktas buvo, bet paskui parašiau, sorry, nenorėjom pralaimėti. Okay. Jis sako, gerai, kitą kartą labiau pasistengti. Tiek užteko tik tais? Viskas. Geras. Bet vakar, kai išeidinėjot jau, tai buvo, jo. Biški alutis parėjo į veidą, galimai poras krepliukų. Bet čia dar nieko, būna blogiau. Bet jau yra buvę ar dar ne? Ne, matai, pirmi metai man čia. Aha. Bet kas ilgiau yra žaidę, tai tikrai buvo problemų. Okay. Blemba, o po to po Grajaus nelaukė jūsų prie išėjimo? Kitoj pusėje priparkavau jau iš karto. Dėl viso pikto. Buvau pasiruošęs laimėti, bet dėl viso pikto kitoj pusėje pastatysiu. Vis tiek šeima, žinai, kažkaip. Jo. Šiaip mačiau, aš vieną karočią Kašiorą moteris, tai ten labai jau pradėjo piktis kažkurio metu. Jo, tai jis paskui rūbinė bičias irgi sako, dar jūs, blėt, paliesit mano moterį, čia, tipo, pamatysit, bus čia problemų. Jo, čia. Kas čia vyksta, žinai, galvoju, gal ir mano šeima ten, nes šonės stovėjo, kiek žinau. Ne, sako, viskas okei. Mes, sako, kitam kambarį sėdim, čia apsiverkia visi jau. Buvo reikalų, blemba. Čia tos rungtynės tokios, žinai, kur
geriau pralaimėti visas likusias sezono rungtynės, tik tai tas reikia laimėti ir viskas. Okay. Čia tokia didelė priešprieša tarp komandų yra? Milžiniška. Milžiniška. Čia žudo žmonės. Pernai vieną faną tiesiog gatvėje einančią subadė, kad tipo, tu čia Aris fanas? Ai, okei. Dasvidulį. Aš nežinau, kad Dimša žaidžia pokę. Jūs... Jo. Geras šitas, o jūs bendraujate su Dimša? Taip pusiau, bet žmonos draugės. Ten irgi jo žmona Kašį žaidė. Pas mane dabar kaip tik irgi vakar atvarė žmonos mama ir jinai Kašio trenerė buvo, žinai, daug metų. Tai jo žmona buvo žaidėja pas jį, nu ten, žodžiu, visi pažįstami. Vaikai mūsų irgi ten žaidžia kartu. Ta pati darželiai, nu, žinai. Bet dar yra trečia kažkokia komanda, ne? Yra Iraklis. Tai čia jie skaitosi kaip ir seniausia gal organizacija, bet mūsų tipo kaip ir tituluočiausia. Tai Liurbi Iraklis. Nu, tokie, su visą dermo pagarbą. Žinai, čia gali būti Liurbi, ne Liurbi, bet kai reikia žaisti ir kai pilna arena tų rėkiančių žmonių, nu vis tiek. Visi pradeda žaisti kaip Jordanai. Jo, nubliavo šiaip arendė, tai kosmosas. Bet jūs vis tiek, nu, tipo, ne vienoje arenai lošėte, ne? Ne, jie turi savo. Šiaip jų visai faina tokia arena. Nice. O didesnė ar mažesnė? Didesnė, nes naujesnė, šitą matai, ten realiai kiek į viršų, nežinau ar pastebėjai, ten toks kupolas milžiniškas. Galėtų geriau iš šonus padaryti tribūnų papildomai. Čia žmonės jau kiek metų netelpa, kad ir iš tas rungtynės realiai būtų pardavę kokį 20 000 bilietų. Be problemų. Bet tiesiog netelpa ir viskas. Bet patiko vakar? Belenkas, tu durnas. Šiaip vienu metu tai galvojau, kad aš jau prieš einant į areną jau galvojau, kad gausiu pizdako, nes aš, žinai, nusu tą kamerą, filmuoju kažką tenais. Ir pradėjau tenais truputėlį stumdyti, delete the footage, you can't film here, delete the footage. Ir aš kaip tik praėjau iki kažkokio čiuvako ten žilo, ten aš kaip supratau iš komandos, jūsų kažkas darbuotojas, žinai, nes aš ieškojau to kvietimų visur. Ir jau kai jį pasiekiau, jisai nusivedė mane truputėlį, tai jau tada prie jo jaučiau saugus. Nu, bet biškai žiaurų yra, ne, šitas, nu toks kur... Žinai, visą savaitę užsipisę, kaip sakant, dirba ten, nežinau, nėra pats geriausias tas gyvenimas, žinai, Graikijai. Ir ką, išsikrauti ateina vieną kartą per savaitę čia. Ir ateina ir tavo komanda pralaimi visą laiką. Kaip mes šiemet čia. Aš vakar šiaip truputėlį skaičiau tenais, irgi nuėjau į komandos jūsų profilį, tai iš žinučių kaip suprantu, kad nu, tipo, visai norėtų, kad trenerių pakeistų, ne? Tai ką tik pakeitė? Ką tik pakeitė? Jau iš naujo nori? Čia naujo. Žmogus 3 dienas dirba. Vargšelis. Žmogus kruizė buvo su šeima, paskambino, sako, atvaryk dabar patreniruoti po 3 dienų. Jeigu pradėsi ten to, žinai, komentarų žmonių skaityti taip toliau, tai čia... Nu jo, lengva išprotėti labai. Yra tokių klubų Graikijoje, kur visiškai... Aš, pavyzdžiui, žaidžiau ten prieš 3 metus Prometėjas toks klubas. Jo, žinau. Jie pusiau ten naujas skaitosi, nu žodžiu, tai, nu, bus kokie 3 komentarai po postų, 4 komentarai. Čia iš karto keli šimtai, žinai, ir visi gyvena to krepšiniu. Šiaip ir Fulė irgi čia didelis dalykas. Irgi vakar gavo, tai aš įsivaizduoju čia mano. Iš vis kosmoso buvo. O kiek žmonių čia gyvena, tu žinai? 300 su biškiu. Realiai kaip Kaunas toks. Jo, kaip Kaunas. Bet biški gražiau. Biški gražiau, jo. Šiaip šiltas, smagu, lapkričio mėnesį, kaip realiai Lietuvoje vos ne pavasaris, vasara. Nežinau, man tai kažkaip patinka Graikija tiesiog. Nu, aš tikiu tau po vilku atvažiavusi Graikiją, tai kitas gyvenimas. Šiaip, ne, žinai, nieko blogo ten tie vilkai nebuvo. Ne, aš tikiu, šiaip iš sąlygų pusės. Labai greit subirėjo, blemba. O sumokėt apžemelis vis kartu tarp tų, kur... Vargšelis. Tai gal užmestau truputį. Jeigu negaila, tai visai nieko bus. Nu, parašyk tu man po to, kiek reikės. 10 euriukų per revoliutą permes. Tiek galiu. Savaitai pragyvensim. Tiek galiu drąsiai. Bet tu vieną kartą jau esi laimėjęs teismą kažkokią dėl tai nesumokėtų babkių. Labai didelį laimėjau, bet ar tuos pinigus aš pamatysiu, tai nežinau. Ai, tai tu tiesiog pergalę įsirašėjai, ne? Realiai įsirėminsiu tiesiog. Atsispausinsiu 4 lapą, įsirėminsiu, kad laimėjau teismą. Tai kiek tau gauna sezoną, tai jau pralašai šitaip tiesiog už ačiū. 2 iš eilės. 2 iš eilės, fuck. Nu kaip ne visai už ačiū, ten žinai, kažkokia dalis tipo neišmokėta buvo. Bet, nu, gan nemaža dalis. Aš sakau, čia kol kas tai kur nueinu, ten bankrutuoja klubas tiesiog. Aš neįsivaizduoju, kaip mane pasirašo dar klubui. Čia Graikijoje, jeigu pradės dar birėti, tai...
Blemba, tu toks, aš turiu irgi šitą, žinok, savo nesėkmės šydą aplink save. Nešiesi? Jo, bet iš kitos pusės nesėkmė, jeigu sujungtum su kita nesėkmė, minus yra plius. Gal kaip, Sulyginam? aš galvoju, gal kažkas labai jau tokio ypatingo gero gali būti. Mes, pavyzdžiui, ateinam dabar Rūbinį žemelis, stovi su maišu, sako, aš tau kešų galiu sumokėti, atleisi. Paimčiau. Ką vakar po rungtynių pavyko biškai išeiti? Nieko labai, žinok, tokio super duper mega neprivykiau. Žinai, čia dar biškai pasismaukiau pirmyn gal aplink tą areną. Pažiūrėjau liūdnus žmonės. Aš įsivaizduoju. Ir dar po to sėdėjau ten kaminukai, mačiau fulę, žiūrėjau. Jo, fulę 2-0 jau buvo tuo metu. Ir viso, parėjau namo. Čia šitaip neturit pultelio, ne? Garso signalą. Greikiai. Panašu, kad nelabai kažkas nori dirbti šiandien. Sekmadienis, ane? Šiaip nelabai čia sekmadienis, jeigu pastebėjai, viskas uždaryta. A, ne? Sekmadienį visos parduotuvės, viskas uždaryta, tik tai restoranai dirba. Okay. Tai realiai tik prisigert galim sekmadieniais. Vienintelė pramoga. Koks ūgis tavo 2,6? Daugiau. Daugiau? 2,7 netgi. 2,7? Koks tavo ūgis? Pabandyk atspėt. 1,8 m. Gal 8,2. Šiaip žaidėjai kažkada kažką ar nebandai, ne? Aš buvau, mane kvietė ten į vieną, į kitą komandą, bet aš tada į Andriklavimo persimečiau labiau, žinai. Su Ramanausku kartu? Jo, tik kitam. Ne. Šiaip aš kanojininkas buvau. Okay. Kanojininkas. O kur tu? Čia bilietas? Va čia pasiėmiau jo. Va čia pasiėmiau, čia nais ir grasino man. Hello. Va, prašau, piešta kaip gražiai. Čia dabar viską naujai keitė. Naujas savininkas atėjo. Ir žodžiu gavo, pasirengs kažkas. What's up? I have people visiting me, making documentary about me. Hello, guys. Hello, nice to meet you. Hello, guys. Šiaip mytas nefilmavo. What's up? 97 metais buvo laimėta Karočių taurė. I think I have in the locker room. Taurė, kurią aš irgi galėčiau laimėti. Kazamopoulos. Hello. What's up? Hello, nice to meet you. Huh? Good. It's only you, nobody else? Nobody else here? It's Donos with Alex outside. Ah. Okay. Šiaip būsi atviras, atrodo kaip Panevėžio sporto rūmų salė. Yes. Ateik parodysiu geriausią gyventoją. Čia mūsų... Nicky, how many years you are here in the club? 27. 27 years. 27 metus klube. Nice. Go, my friend. Ateik čia. Draugelis gyvena. Oi, kaip bairis. Kur buvo? Pasižiūrėkit, dažnas. O jis kanda? He bites? No. Can I try to touch him? Yeah, of course. Biški baisu, žinok. Čia jo kambariukas žodžiu, čia visos maikės papildomos, ten kažko reikia. Equipment managers. Okay. Jo rolė. Bet jisai viską žmogus daro, čia, sakau, legenda. Ne? Ateina 6 ryto pasportuoja 10 kartų per dieną. Okay. O viską daro? Viską. Jeigu paklausiu, ar žino, kur dūmų gaut. Rūbinė. Blemba. Minimaliai. Bet graži šiaip. Aš galiu pasakyti, Jis kad... čia prieš 3 savaitės viską restauravo. Nu, žodžiu, naujai realiai viską padarė. Okay. Nes aš truputėlį, aš galvojau, kad čia irgi kaip Panevėžy bus, žinai, kaip Lietkabelio Rūbinė. Skiriasi. Bet gražiai atrodo. He said the locker room is amazing. Better than any Lithuanian club. Nu, pagražinai truputėlį. Sauna. Biškiai uždaryta, matau. Okay. Čia jeigu nori šokti, įsimaudyti biškiai šaltai. Ai, čia šaltas, ne? O čia dušas. Geras. Sutvarkyta, bet vis tiek matosi, kad Graikija. Aha. Kiek čia yra? Tai jūs po 6 suleidžia, karočią, visi nusimuiluojat ir po to kiti 6 eina. Ai, čia dujų kamera. Kodėl nėra logotipo ant grindų? Kad neužmintų, ne? Čia yra. Ai, okei. Ką persireiksime, eisim biškiai pajudėti. Davai. Jeigu palauksi. Palauksiu, aišku. Aš gal net galėsiu tau parodyti vieną kitą judesį pamokyti, žinok. Man tai negaila. You work with somebody? I'm not with Alex.
Nesveika, sakė man, kontraktą duos. Jeigu 3 metimus pataikau, duos kontraktą. Čia tokios sąlygos yra šitam klube, kad jeigu 3 metimus iš eilės pataikai, iš karto eini žaisti į startinį 5. Nes vakar nepavyko niekam 3 iš eilės pataikyti. It's my younger brother. Yeah. We're brothers, yeah. Doesn't look like me? No. What? You are kidding me. You are kidding me. He's 17 years old. How much? 17. Which is more handsome, me or him? What? Why? You like taller guys, yeah? You like taller guys, that's why. O mašina klubo yra ar tavo asmeninė? Klubo. Pardavau savo prieš išvažiuojant. Ok, kokią turėjai? Džipą. Džipą? Džip ar Porsche? Gaila buvo parduoti, bet čia jeigu būčiau atsivežęs į Graikiją, tai... Kur buvo? Buy me a car. Buy you a car? Oh, you're the one who's gonna buy me a car. For all the help. Yeah, don't worry, a couple of years you'll have it. O gal tada man mašiną nupirktum? Galiu šitą padovanoti, kur davė. MG. Nereiktų skrist, galėčiau parvažiuoti, žinai. Važiuotum? Jo, važiuočiau, aišku. Nes man tai skrydis, žinai, koks spėk kaip skrisiu namo. Dar debiliškiau nei kad atskridau. Jeigu šiaip reikėtų spėti iš Salonikų, kur yra tiesioginiai skrydžiai, tai į Stambulą. Ne? Yra į Stambulą, yra į Atėnus. Nu tai gal į Atėnus? Ne. Yra į Bulgariją. Nu gerai, 3 spėjimai buvo, dabar jau mano eilė žodžiu. Skrisiu į Maltą. 11 valandų turiu Maltą ir tada... 11 valandų persėdimas. 11 valandų persėdimas Maltai. Gal žinai, kur Maltai grybų gaut? We're making a documentary about you. So you have to make shots. You're number 7, yeah? Number 8. Number 8? I wish I was number 7. Didn't play yesterday. Ah, okay. I wish I was number 7. Number 7 is NBA champion. Rimtai? Jo. Okay. Brentford. Geras. Su Janiu laimėjo. Okay. Ai, čia vis dar valo kročio popieriukus po vakar? Aš manau, kad čia dar porą dienų valys. Nežinau kitos arenos Europai, kur būtų toks kupolas. Jo, aš irgi šiaip nesu matęs. Skirtinė labai arena. Bet kai pilna arena žmonių, atrodo, bet čia belia kiek vietos. O kai čia būna tie fanai visi eini, tai atrodo, kad belia kaip įsitraukia. Jo. O kodėl tenais palikta yra taip? Galima įpažiūrėti. Ten aikštelė, ką čia dar viena. Dar viena aikštelė? Vaikam padaryta, arba pavyzdžiui, kad ir mes, kai treniruojamės, yra ten tų jaunesnių žaidėjų ir kad visi nebūtų susigrūdę ant 2 krepšių eina į ten į apačią. Ai, nu. Čia, kur sakiau, prisimeni, kur užmušė po dieną. Aha. Tai čia Alki, man atrodo, kaip ar... Šitas. Jo, Hashtag no more. Nu jo, galėjot. Gatvį subadė čia prie namų. Nice, nu. Bet čia kaip ir planuoja padaryti tribūną dar vieną, man atrodo. Pigiau bus negu areną naują pastatyti. Aš vakar visą laiką filmuodamas vadinu tave Arneliu. Aš galiu tave Arneliu vadinti. Drąsiai, gerai. Leidimas gautas. Crazy Renytė. Gerai. Sutarta. Crazy Renytė, Crazy Arnelis. Smagu, blema, pasižiūrėti. Pirmą kartą šiaip esu tokiam dalykėm. Rūbinės, žinot. Rūbinė, aš toks užtinės, what? Rūbinę pamačiau. Aš esu profesionalas kažorais henginu dabar. Aš pirmą kartą darau tokias nesąmonės. Kaip ir sakiau vakar, jo čia žudo, žudo tiesiog. Palaikai ne tą komandą miršti, viskas. Tokios taisyklės, don't hate the player, hate the game. Va čia va išėjo, pradėjo ir išėjo komanda. Tai nuo čia jau pisa karočią skrepliais, šėrė karočią bibėjais. Savo komandą, pasižiūrėkit, visur vien tik popierius. Belenkaip nepavydžiu tikrai. Pasirodo, jie komandai turi NBA čempionų. Aš galvojau, kad šitas, bet ne šitas. Čia yra numeris 8. Numeris 7 yra NBA čempionas. Kaip soliukas. O, šiaip gal net soliukas. Nu ne, nėra patogiau. Nu bet šiaip nėra prastas soliukas, toks biškai paminkštintas. Kaip primenu, kad šitam 18, o šitas yra 8 numeris. Tai bet nežinau kiek metų. Aš jaunimą palaikau. Kuo arčiau, nors aš jaučiu gal net arčiau jo amžiaus. Vis dėlto nepalaikau jaunimo. Bet maldėts jaunimas, o įmetė. Oi. Wow. Tyčiojas. Vyresni tyčiojas iš jaunesnių, jaunesni sako, tu dar iš manęs pasityčiasi, aš toliau tave duchinsiu. Taigi nebeduogi jam mest.
Why staying back, nu jau 5 metimų reikėjo, kad parodytų, kad gali įmest. Blemba, aš tikrai, čia truputėlį pastovėsiu, vieną įmesiu, mane čia į komandą vietoj jo paims. Nu, bet čia sakau, atiduota iniciatyva yra vaikam. Tu negali šitaip, tau 5 metimų reikia, tau pataiko 5 metimus į nosį, į veidą ir tada tik tais pagalvoji, kad vau, gal metas pradėti gintis. Nu tai kaip jūs laimėsi tos mačus? Gerai, profesionalų eilė dabar. Davėm vaikam, dabar perinam prie vyrų. Jeigu pataikau 3 iš eilės, pramuši kontraktą man, davai. Davai. Apgavai. Per lengva, aš sakau, man per lengva. Kur čia direktorius? Kur čia direktorius yra? Kviečiam prezidentą iš Malaizijos. Malaizijai dabar jisai. Vakar čia buvo. Oi. Nu jau čia biškį perspaustas. Šitas girtas buvo. Oi. Gerai, aš supratau, kad mano stiprybė vidutinė yra. 3 tritaškiais reiks padirbėti. Suprasi, kad ne tą profesiją. Vieną tritaškį vis tiek turiu pataikyti. Yra. Tai pasirodo tiesiog ne tas šonas. Pasirodo tiesiog ne tas šonas. Oi. O dabar dėjimas. Pasižiūriu, kiek pašokų, gerai? Kiek dar man trūksta, kad didėčiau? Lanką pasiekti. Lanką pasiekčiau? O kaip reiktų šokti nuo 1 kojos ar nuo 2? Mes neklausiu, aš kojų neturiu. Aš irgi. Aš tik kūgį turiu. Okei. Nėra blogai gal, ne? Belenkai pavargau šiaip. Kas yra stamina nukrita biškį? Aš nuo 16 mečiau savo krepšininko karjerą ir pradėjau rūkyti. Bet riešas, matai, riešą neprarūkysi. Substancijų karjerą. Substancijų karjerą, grinai. Kas šiaip iš komedijos pasaulio, ką šį žaidžia geriausiai? Iš komedijos pasaulio, ką šį žaidžia geriausiai? Geras klausimas. Ką patikrinti reikėtų? O Lastauskas skaitosi kaip komedijos pasaulis? Nu, galimai. Tai tada Lastauskas tikriausiai. Bet žinok, jisai meška yra, jis gali būti, žinok... Jo. Nors jisai, žinok, jis meška, bet jisai neina į paustą, jis ant tritaškių. Jisai... Gerbiu tokį žmonį. Žinai, 3 daugiau nei 2, kaip sakoma. Visiškai pilnai sutinku. Čia mano gyvenimo moto. Kiek vakar tritaškių pataikai? Tritaškių? Jo. Galimai 0. Galimai 0. Galimai dėl to pralaimėjom. Galimai dėl to ir pralaimėjot. Apie tam turneliai. Kvailioja, bet aš žinok, aš jau čia patreniravau truputėlį, tai Jaunimas. jaunuolis pailsės kelias savaitės. Šiaip tavo metų, man atrodo, vienas tas bičias. Sipilka Maikė. Ai, ne, jis mano metų? Ja. Wow, ant kiek geriau atrodo čiuvakas nei aš. Ne, palauk, jisai 2 metų. Eik, jaunesnis dar, nu, na. Vienas 2, kitas 2. Eik, na, what the fuck. Aš 2 esu. Gyvenimo pasirinkimas. Absurdas. Tai va, atgal į kamurkę. Atgal į kamurkę. Ką darote, einat po treniruočių į šaltą? Ar jokio? Aš šiaip ledus deduosi tiesiog ant kelių. Ai. O kas labiau nori, tai čia visas gali įlysti. Supratau, o čianais Dievo pagalbos irgi prašot prieš varžybas? Čia reikia yra. Palauk, čia gal netgi išnešta viskas. Čia nieko nedalyk. Ai. Čia 15 portretų būdavo. Nu, nepadėjo vakar dievai. Galimai kitai komandai padėjo. Galimai kitai komandai. Šiaip čia Graikija belekai religingi yra. Aha. Visi prietarai pas juos čia. Okei. Ir belenkaip daug rūkoje. Salė. Salė, jo, nu kaip Serbija, jo, gyvuliai. Bet žinai, būna, kur tu užuodi cigaretės ir po to bėgi užuodi kažką, kas geriau kvepia. A, ne? Per rungtynės visą laiką. Rimtai? Ja. Bet nelegalu yra, ne? Graikijai. Tai visą laiką savaitgalį tokie arba būna išskridęs, rungtynės būna išvykoje. Arba šiaip tada išskrydęs. Arba išskridęs būna su vaikais, ne? Aš... Pasirinkimai 2. Okei. Na jo, aš kai vaikų turiu dar vieną išskridimą pasirinkimą. Ganėtai neblogai. Dabar reikės laukti jau čia, ne? Atvažiuoji, prasimėtai porą valandų, tada porą valandų gal atidaro vartus. Po to žiūri vėl atgal, važiuoji treniruoti. Žiūri, kad vėl atgal. Excuse me. Can you ask to open the gate? 50 euros.
50 euros, okay? Ευχαριστώ. Tokį. Aš tai būčiau faką rodęs atgal. Nereikia, dar gal porą kartų matysiu aš jas. Na jo, tau tai nesipiktų geriau su jais, žinok, nes neįkrito gal, iš tavęs išėjo, bet jam neįkrito, dar, žinai. Čia labai dažnas prikolas Graikijai su šitais dalykais. Vulpsuose irgi. Tai savaitgalis buvo, čia dabar šventas. Jo, bet čia prieš mėnesį laiko turėjau. Jo, nu bet... O šiaip kaip, rimtai, jums kas mėnesį moka atlyginimus? Jo. Okay. Tai čia žinai, kaip pas ką agentai yra sudirbę tos dalykus. Okay. Bet šiaip jo, kartą per mėnesį dažniausiai. Okay. Amerikai būdavo 2 kartus per mėnesį. Okay. Ten nice. Geriau. O kas tavo agentas yra? Tadas Bulotas. Tadas Bulotas, okei. Okay. Jeigu girdėtum. Girdėtum labai. Rimtas jisai. Girdėjęs, kad rimtas. Lietuvoje, manau, rimčiausias. Kokie, pavyzdžiui, yra kažkokių super duper mega žvaigždžių jūsų agentūrai? Kas tavo garsiausias kolega yra? Jeigu bendrai tą Wasserman paėmus, jo. Domantas Sabonis. Okay. Russell Westbrook. O, geras. Šiaip daug labai ten tų NBA žaidėjų. O turi Sabonio numerį tu? Ne, tik tai Arvido. Arvido? Šiaip juokas juokais, jeigu pažiūrėčiau ten per WhatsApp grupsus, dar nuo rinktinės gal ir būtų netyčia. Okay. Gal paklausėm, ką jie gero? Nu taip, žinai, vis tiek. Sveikas, Arvido. Sekmadienis prieš derbį, žinai, irgi. A, jo, šiandien žaidžia tai. Taip. Nu su visą deramą pagarbą, sunešiotas bus rytas. A ne? Nemanai taip? O kur žaidžia? Kaune. Tai bus. Tai bus tada. Aišku, aš nelinkiu. Aš tai norėčiau, kad būtų, kad kova, jo. Ką, tu negauni pasiūlymą Eurolygą? Prieš traumą buvo ten kalbų kažkokių. Bet galutinio kažkokio ten pasiūlymo nebuvo. Ir po to sezono, kai ten geriausiai sužaidžiau, iškart traumą gavau. Nežaidžiau 1,5 metų. Ja, žinai, po biškį. Bandau grįžt. Žiūrėsim. Tikiuosi dar kažkada. Aš tai netikiuosi, o tikiu ir gal net žinau, žinok. Aš tau nesakiau, bet aš time traveleris esu. Ir aš galiu į priekį biškį. Pasakyk, kada bitcoiną pirkti. Jau nebepirk. Tai tada stavkės kažkokias, ne? Čia dabar gaudo visus NBA. O, šiaip geras, šitas irgi įdomus. Ir Tomą Lekūną irgi. Tai mano komandos draugasgi buvo tas Terry Rozier. Jo, tiksliai, nu Šarlotėj. Tai galimai tada ir fiksindavo. Ai. Pagalvok, žmogus 26 milijonus per metus gauna ir vis tiek tokius dalykus daro. Bet kiek įdomu, tada dar jiems siūlo tų pinigų, nes aš... Porą šimtų štukų. Nu ir čia neskamba kaip gyvenimą čeičiantis pinigai, tada kai tu 26 lemus uždirbi per metus. Matai, kai tu esi priklausomas nuo gamblinimo. Nu jo. Ir šiaip tavo išlaidos yra, jo, tu ten esi multimilijonierius, bet išlaidos yra kaip milijardieriaus vos ne. Okay. Neapsiskaičiuoji žmogui, žinai, ir žiūri, kad blemba gal man tas porą šimtų štukų ir neprošal būtų visai. Okay. Nes ten, ta prasme, tie gamblinimai tokiu lygiu vyksta, kad tu lėktuvų skrendi grajų ir ten milijonais sumos vaikšto. Okay, nice. Žiūri, kad kažkaip ta sąskaita tuštėja blemba, o Rolls Royce'ui reikia benziną užpilti. O tu lošdavai lėktuvai irgi? Ne. Neturėjau dar tam pajamų tuo metu. Okay. Bet tai vis tiek NBA, tai vis tiek ten metus juk pabuvai, tai NBA, moka ten tas minimalus. Moka pinigų, bet vis tiek, gal biški mano įpročiai šiek tiek kitokie. Geras žmogus tu esi? Ne. Tiesiog reikia rūpinti šeimą. Kas tave padaro gerų žmogum? Tam tikriem žmonėm. Man, pavyzdžiui, tu labai geras žmogus. No, matai. Suveikiau bilietą. Suveikiai bilietą. Nu, parodė, kaip atrodo arena. Bet Graikijai jūs irgi skraidot, ne? Jo, nes realiai pusė komandų yra Atėnuose. Nice. Nice. Arba 6 valandas autobus, arba 40 minučių lėktuvų. Bet nereikia mestis, ne, ant skrydžio. Ne, bet pataupo, skrendam 3 ant 2 sėdynių, žinai, kažkas ant kelių. Jau būtų. Tai žodžiu, su civiliais varota, ne? Galimai. Tai va pernai Wolvesai, kas buvo neįtikėtina, tai čarteris visą laiką skraido. Privačiai. Nu taip, žinai. Negali jų Gediminas leis dabar žeminti savęs. Nu, bet atlyginimų gali nemokėti. Gali. Nu tai su čarteriu skraidėt.
Jo. Ką iš pinigų dar nori? Čia vis Nu, man turit sumokėti. ką, ačiū tau labai. Nu, tau dėkui, kad atvarei. Ačiū labai už tą bilietą, ačiū labai, kad Priimsiu dar, pakvietei. kada jeigu atvarysi. Gerai, būtinai parašysiu tau. Dabar jau, kadangi pasakei šitą, tai aš neatsisveikinu, o sakau iki pasimatymo. Gerai. Ačiū labai dar kartą. Iki gražios dienos. Man tai smagu, žinokit, man tai belenkas. Net nežinau, kiek valandų, koks man skirtumas, kiek valandų. Taip, tiesiog porą valandų pahenginom, žinot, su draugeliu ar neliu. Tai vakaročiai. Smagu labai buvo. Sakau, pirmą kartą gyvenime. Iš vis turėjau tokią patirtį, kad gali į Rūbinę pasižiūrėti, į dar kažkas ir net ne Lietuvoje, užsienį, žinot. Istorinė komanda, labai svarbi miestui. Smagu labai pasimatyti, atsipažinti su Arneliu. Gerai, kad draugeliai esam dabar, tai galiu Arneliu vadinti. Nu, maladėts čiuvakas, maladėts komandžiokai, irgi pažvengiam su jais. Labai džiaugiuosi, kad gavosi šitą mūsų vis dėlto tą savaitgalinį išvyką, nes viskas jau buvo pakibę ant plauko, bet nu va, viskas išėjo į gerą. Kažkaip man viskas galų gale vis tiek taip gaunasi, kad išeina į gerą. Nu, ne viskas, žinokit, dabar kai galvoju, tai ne viskas į gerą visą laiką išeina. Ne, viskas bus gerai, aš taip pasakysiu. Viskas bus gerai. Gal ne šiandien, gal ne rytoj, bet viskas bus gerai. Galvoju dabar gal kokį kitą krepšininką reiktų aplankyti ir kam galėčiau parašyti. Gal galėčiau pahenginti su tavim. Nežinau. Nu jo, ačiū labai, kad žiūrėjot. Tiesiog, kad šitą žiūrėjot, kad praeitus video žiūrėjot. Jeigu nežiūrėjot, tai pasižiūrėkit. Niekad neprašiau šito, bet kaip suprantu iš visų kitų kūrėjų, tai reiktų. Tai pasubscribinkit mano kanalą. Paspauskit like ant video, parašykit kokį nors komentarą, nu ir susitiksim tada kitą kartą.